Gal nori žiūrėti, ko nors atsigert? Ne, geriau nereikia. Gerai, kaip nori. Nors gaila. Rytoj mokyklai pasimatysim. Siaubas, vėl į mokyklą. Bet atostogos buvo smagios. Taip, tikrai. Baigės geriau neprasidėjo, ar ne? Jei tavo mama namie galėčiau už jį pasisveikinti. Ne, jos nėra. Dabar dar negrįžusi iš Europos. Negrįžo? Ne. Pasikalbat, kaip jai sekas? Pastaruoju metu pasikalbam labai retai, beveik niekad. Ji visada važinėja, nežinau, kur skambint. Tiesą sakant, ji niekad neskambina. Jai nepatinka telefonu kalbėti. O tu dėl to liūdi? Ilgėsi jos? Ne, tegul daro, ką nori. Nors ne, man labai sunku. Bet to tenka su tėvu gyventi. Panašu, kad jis jau namie. Viso. Viso, Pablai. Jei nori, gali ateit pas mane vakarinės. Pabandysim paskambinti tavo mamai, gal pavyks. Tikrai? Tikrai. Galima? Galima. Puiku. Pablai! Kas atsitiko su Lema? Ponia, jums skambina. Alio? Mora? Kas atsitiko, Mora? Kodėl skambini? Ne. Nutildyk šunį su Lema. Mora, ne. Neskambinėk čia. Jis... Draudžiu tau su juo kalbėti. Net telefonu. Tu jam nereikalinga, jis apie tave net neklausė. Ne. Draudžiu skambint, Mora. Viso. Su Lema? Ponia? Jei ponia dar kartą paskambins, iškart padėk ragelį. Gerai, ponia. Senuk, man neramu dėl vaikelio. Matei, kaip susikrimto. Jis nesitikėjo tokios naujienos. Pamatysi, vėliau viskas susitvarkys. Kas dabar bus? Kas bus? Pradėsim viską iš naujo, kaip pirmą kartą. Kodėl dėdė atidavėt visus pinigus? Nesuprantu. Sūnau, jis tavo tėvo brolis? Mes su tavo mama atidavėm dėdė visus pinigus operacijai ir dar kartą tai padarytume. Turėtum to didžiuotis. Negi nesidžiaugi, kad dėdė išsigelbėjo. Mama, visai nesidžiaugiu, kad mes vėl nuskurdom. Sūnau, pinigus išleidai ir vėl uždirbi. Svarbiausia, kad turim vieni kitus. Supranti? Eik pasiruošti rytdienai, mes palydėsim tave į mokyklą, eik. Nereikia, nesiruošiu grįžti į mokyklą. Ką pasakai? O ką, norit, kad iš manęs visi juoktųsi? Aš pirmiausia sumokėjau už tavo mokslus. Tegu sugrąžina pinigus, nesiruošiu tenai. Gal aš protėjai, ateik čia, ten gera mokykla. Tave gerai paruoš? Man mokslai nerūpi, mama. Ten turtuolio mokykla, o aš dabar vargšas. Gydai. Matei šiandien Pablą ir Marisą? O ką? Jie pykosi, mačiau. Ne, jie nesipyko. Akivaizdu, kad jie bus kartu. Tylėk, Vika, Marisa jam niekada netleis. Gal tu akla? Marisa labai myli Pablą. Sveiko sugrįžusis į kalėjimą. Pagavau. Gal matėt gidą? Neseniai mačiau išeinant iš mokyklos. Keista, nieko man nesakė. Gal tu jo auklė, kas tau daras? Ne auklė. Sveikos, kaip vasara praėjo. Labas, kodėl nebuvai sodyboje? Tvarkiau reikalo su mama. Mergaitės, kokios puikios buvo mano atostogos. Gerai, vėliau papasakosi. Pirma paaiškink, kodėl kambarį dar viena lova. Dar negirdėjot mokyklos naujienų? Aš jau girdėjau. Kokių naujienų? Mano. Manueli. Neini valgyt? Nenoriu. Einu į kambarį, miegot. Palauk, Manueli, nebūk toks. Paaiškink, kas atsitiko. Pati nesupranti? Gal ir suprantu, bet noriu sužinot, ką jauti. Jaučiuosi kaip visiškas asilas, paskutinis kvailys. Kvailys, kuris laukė, nes buvai nepasiruošus. Laukė, nes Meksikoje mano mama tave saugojo labiau nei tavo tėvas. Tikėjausi, kad čia viskas bus kitaip, kad pabūsim vieni. Nors mes atvažiavom kitur, manį nieks nepasikeitė. Manį irgi. Nežinau, ką daryti. Labai noriu būti su tavim. Negaliu atskirti proto nuo kūno, supranti? Aš irgi labai tave myliu, labiau už viską pasaulį.
Kodėl tada negali visiškai atsiduoti šitam jausmui? Tai meilės dalis. Žinau, bet negaliu. Negaliu. Kodėl? Kodėl? Ko bijai? Manęs? Ne tavęs. Nežinau, gal bijau nuvilt savo tėvelį. Gal bijau, kad dar nesu pasiruošus. Būk geras, Manueli, suprask, man tai labai svarbu. Mane taip auklėjo. Tu jau nesi tėvelio dukrelė. Manueli, būk geras, suprask mane. Kas tau, Mija? Gal aš tau per prastas, taip? Ne, Manueli. Tikrai ne, tik prašau, kad priimtum mane tokia, kokia esu. Būtent tai ir dariau iki šiol, stengiuosi tave suprast. Ilgiau negaliu. Pasakyk, ką man daryti? Daugiau taip negaliu, Mija. Nežinau, ar ilgiau ištęsiu. Manau, kad ne. Na gerai. Gerai. Aš irgi negaliu tavęs prašyti daugiau, nei tu man gali duoti. Paskambinsiu tėveliui ir pasakysiu, kad grįžtu į Buenos Aires. Tėvelį? Vertė nuvedami Selytė, skaitė Vaida Adomonytė ir Rida Žirgulis, garso režisierius Andrius Polavičius, įgarsinta LNK televizijoje.